Sveikos merginos, sveikinuosi jūs iš keistos vietos, iš Akropolio aikštelės, bet pagalvojau, kadangi mintis yra pakviesti vėl jūs į moterų ratą, noriu įvardinti 3 dalykus, dėl ko verta dalyvauti. Pirmas dalykas tai yra dedikuotas laikas savo. Net tai, kad neaišku, ką mes ten gausim ir ką išsinešim, vien ta mintis ir intencija skirti laiko savo jau yra labai didelis dalykas. Ir mūsų kūnas, mūsų širdis, ar ne, mano siela, jinai jaučia, kad tai yra svarbu. Ir vien tas akcentas, kad noriu ir skiriu laiką savo, mūsų grįžina į savo gyvenimo ašį ir primena mums, kad esame savo gyvenimo kūrėjos ir esame pagrindinė herojė. Tai vien tai sustiprina, aš manau, ir patį lauką, kuris mūsų supa, tiek informacinį lauką, tiek žmonių lauką, tiek tą materializacijos lauką, imti, vibruoti ir linguoti pagal mūsų pačią, kas sklinda iš manęs, tą aš pritraukiu ir į save. Be galo svarbu, kaip mes į tą dedikuotą laiką įeiname, su kokia nuotaika ir ką mes darom. Tam atsirado ir mano gyvenime ne šiaip sumatyti mindfulness, dėmesingumo praktikos, atidos savo praktikos, kurių metu nėra taisyklių, nėra kažkokių specialių būsenų, ar ne, stengiamasi sukurti. Tai yra tiesiog natūralus buvimas su savimi per kvėpavimo pastebėjimą, per kūno nuraminimą, šiek tiek atpalaidavimą ir ne nuo to chaoso, šiek tiek pabėgimą ir sugrįžimą vėl į savo ašį, į savo pagrindą, per kūno juslės, per garsą, per uoslę, per skonį netgi ir net atliekam puikią dėmesingo valgymo praktiką. Tai visa tai šiek tiek nuima tokį kasdienų triukšmą ir vėl grąžina mus į esmę, į save pačią, kaip į tokį nusinulinimą. Antras dalykas, tai yra, kai ieškome atsakymų ir esam šiek tiek pasiklydusios, pavyzdžiui, savo gyvenimo tėkmėj, ar mūsų užgriūna kokie nors nerimai, įtampos ir nežinojimas. Protas bando viską išspręsti, ar ne, bet mes ką galim, tai proto dėka spręsti tik turint tas žinias, kurias turim iš anksčiau. Ir jos dažnai yra ribotas, mesgi gyvenam savo vienintelį gyvenimą ir neturim kitų žmonių ar ne kitų moterų patirčių. Tai viena dalis yra ir moterų pasidalinimai, kurie magiškai surezonuoja ir padeda įvertinti apskritai, ką mes pačios turim savo gyvenime ir galbūt įvertinti ir savo sunkumus, kokie jie yra, kokio lygmens. Bet kitas dalykas tai yra vėlgi praktika ir tai, ką mes traukiame, tai yra kortos, afirmacijų kortelės ir orakulo kortos, kurios ypatingos man ir daugeliu moterų jau studijoje per tiek metų, kad jos pamėtėja tam tikras mintis, tam tikras įžvalgas lyg iš kitų gyvenimų, iš tokių paralelinių gyvenimų. Ir net jeigu tai tiesiogiai nėra mano ar apie mane, man tai yra kaip nauja informacija ir mano smegenim ir lyg toks atnaujintas puzlės žaidimas, kad matyčiau ne tiek savo matymą, įsitikinimus, įpročius, ar ne taip, kaip aš veikiu gyvenime ir iš tų dalių bandau sudėlioti tobulą būti, bet galbūt yra ir kitų dalelių, kur mes nesam mačiusios, net apskritai kaip jos atrodo. O kortų traukimas man būtent tuo yra magija, kad tai yra kaip kvietimas pasižiūrėti kitų kampų, galbūt išsigryninti kelią, galbūt kaip tik paklausti savęs, štai gal tuo ar kitų kampų aš ir esu užstrigusi. Na ir trečias dalykas tai yra pats ratas, jo geometrija, jo energija, magiška sąveika tų žmonių, kurie sueina tą momentą į tą ratą ir dalinasi ir apsijungia. Ratas savaime energiškai suaktyvina, sustiprina procesus, kurie veikia mumise kiekvienoje atskirai, individualiai ir kartu esant, ar ne, nes mes tos moteris, kurios ateina, jos neatsitiktinai ateina. Ir kiekvienas ratas būna dėl to unikalus, autentiškas, kitoks ir ypatingas. Man pačiai vedant ir stebint ir klausant, tai yra toks didžiulis malonumas, nes tai neatsikartoja, tai yra visą laiką kažkas nauja, ypatinga, savita. Tai sąveika pačių moterų, tai yra sustiprinimas ir palaikymas, ar ne? Tai yra erdvė, kurioje gali jaustis savim, nes tai yra saugu,
Kiekviena yra kviečiama natūraliai į tokį švelnų pažeidžiamumą, širdies atvėrimą. Tai yra laikas, kuomet galima nusimti šiek tiek kaukės ir įtampas, kokia aš turiu būti, kaip aš turiu atrodyti, ką aš turiu tokia teisingai sakyti. Tai kaskart yra kvietimas šiek tiek atitraukti tas užuolaidas, už kurių slepiamas galbūt kiekvieną dieną. Kas kur labiau, ar darbuose, ar santykiuose, ar prieš pačią save. Tai aš tikiu, kad ir kas kart, kai moteris ateina, netgi ateina ir ne pirmą kartą į ratą, tai yra galimybė po truputį, po tą sluoksnelį nuimti ir pamatyti vis save naujai. Tai moterų ratas tai nėra vienkartinis sudalyvavimas. Kažkam galbūt vienkartinis ir tai yra puiku. Kas ateina ne pirmą kartą, aš tikiu, kad kas kart tie sluoksniai gilėja ir įžvalgos gilėja ir suvokimas gilėja ir kiekvienas laiko momentas jis yra unikalus. Tai man pačiai patinka šitą kelionę, be galo džiaugiuosi, kad kažkada pradėjau nuo nedrasumo, nuo mažumo, nuo tokio gal nepasitikėjimo apskritai, bet iš didelio žinojimo, kad aš tą turiu daryti, gera būti tarpininku, gera būti tuo, kuris sukviečia, tokiu kaip vedliu, kaip gidu, ar ne, aš pati savo visų atsakymų neturiu ir kitam lygiai taip pat negalėčiau pasakyti, nukreipti taip tiesiai tiesiogiai, bet galiu pasakyti, pasidalinti tuo, kas veikia man. Tai va, galiu kalbėti ilgai, nes labai tikiu tuo ir džiaugiuosi, kad tai vyksta.